Sveiki visi, šiandien gaminsim labai skanų patiekalą iš bulvių. Tam reikia didelių bulvių, aš turiu 6. Paimam bulves, gerai subadom iš visų pusių su šakutė. Bulvė subadyta, dabar imam folijos. Dedam šitą blizgančią pusę dedam į vidų. Bulvę pasūdam truputį. Ir suvyniojam. Taip. Blizgančią pusę pasūdom. Nelabai dar čia laikosi, bet truputį. Ir blizgančią pusę į vidų suvyniojam. Kaitinam orkaitę 180 laipsnių. Ir ant vidurinės lentynos kepsiu, kepam iki 1,5 valandos. Tiesiog reiks pažiūrėti su degtuku. Jeigu jau įkišam ir minkšta, lengvai lenda, tai bus iškepę. Dabar susipjaustom šoninę. Pjaustom smulkiai. Dedam į keptuvę. Jeigu šoninė visiškai neriebi, tai tada galima truputį įpilti aliejaus, o šiaip nereikia. Kuriam ugnį. Dabar imam svogūną. Ir taip pat supjaustom smulkiai. Dedam kartu, todėl kad šoninė smulkiai supjaustyta ir manau iškeps normaliai abu kartu. Jau pakvipo. Šoninės pas mane karšto rūkymo, taip kad iškepti greitai. Šoninį iškepė, tai iki tokio lygio reikia pakepti.
kad svogūnai būtų apkepę ir šoninė. Nesudeginta, bet gražiai apkepusi. Dar susipjaustom ketvirtį paprikos kažkur tai. Pjaustyti reikia smulkiai. Jeigu paprikos nemėgstat, galite ir nedėti. Ir dabar dar taip labai smulkiai. Bulvės iškepė, kepiau valandą 20 minučių kažkur tai. Štai pagaliukas laisvai lenda. Dantų krapštukas. Dar labai karštos. Truputį turi atšalti. Jeigu bulvės jau pravėso, dabar imam bulvę. Taip. Apipjaunam. Darom. Šičia dar labai karštos. Šitos žievelės mums nereikia. Audelės tai yra. Metam čia. Ir iš bulvės išskaptuojam visą vidų. Tik reikia atsargiai, kad nepažeisti pačios bulvės, kad nesubirėtų. Paliekam bortelius tokius, po kokį pusę centimetro, 5 milimetrus. Tai išskaptuojam. Juvelyrinis darbas. Maždaug šitaip. Ir taip visas bulves. Bulvės paruoštos. Dabar čia dedam sviestą. Druskos. Pagal skonį. Pipirų. Truputį. Taip pat pagal skonį. Ištrinam. Bulvės dabar šiltos, tai sviestas labai greitai ištirps. Taip. Gerai sutrinam. Išmaišom sviestą. Pilam čia kepinę mūsų, šoninę. Paprika. Truputį pasilieku. Taip pat sūrį. Ir viską gerai išmaišom, paragaujam skonį. Galima jau kaitinti orkaitę. Kokį 180-200.
Viskas paruošta. Košė sumaišyta. Dabar pridedam čia į bulves. Pilnai reikia pridėti. Paskui, jeigu liks, tai dar uždėsim ant viršaus. Prigrūdam. Aišku, reikia atsargiai, kad nesulūžtų mūsų laivelis. Maždaug taip. Bulvės paruoštos. Dabar dedam į orkaitę 108 laipsnių, dar kokį 10 minučių. Firminė bulvė iškepta. Dėl fotogeniškumo užberiam truputį paprikos. Na ir ką, ir ragaujam. Tai tikrai labai skanu. Netgi šventiška. Taip kad kepkit, ragaukit. Tai nesunku, sėkmės. Ir skanauti. Tiesa, valgysiu su savo konservuotomis daržovėmis, cukinija korėjietiškai. Jeigu norit, galite įsigyti šventėm arba padovanoti kam nors mano pirmąją knygą, kur yra patys būtiniausi receptai, kur įsigyti, bus nuoroda pačioje po video. Jeigu nerandat sudėties, tai paspauskite pačioje po video žodelį daugiau ir atsidaro visas receptas. Taip kad dar kartą skanaus.